Po lazerinių regos korekcijų maudytis galima tą patį vakarą duše, galima prausti galvą, galima prausti veidą. Dabar vėlgi su dušo srovė į akį pilt negalima, su rieškutėm vandens akių plaut nevalia. Jeigu ten lašas vandens papuls, nieko nesitiks, bet tas prausimas turėtų būti toks saugus akiai. Tai praustis galima iš karto. Dabar visi vandens sportai, pirčių zona, kategoriškai negalima 3-4 savaitės, vėlgi ten nėra sterilu, tikrai vanduo gali patekti ir aukšta temperatūra, pacientas lašinasi vaistus po operacinių laikotarpių, tai nesuderinami dalykai. Dabar mankštintis vėlgi galima kitą rytą, rytinė mankšta, joga, dviratis, viską galima. Manyčiau, grupiniai užsiėmimai po 4-5 dienų jau, kai akys tokios pakankamai atsigavusios, sporto salė, svoriai, žodžiu, kelt kažką tai sportuot tikrai nėra apribojamas. Daugiau toksai galbūt fizinis kontaktas ir kažkokie pavojai, kurie natūraliai yra suprantami.